Košerinė magija tai yra ta magija, kuri leista Toroje. Tiek vidiniai torai, tiek rašytiniai torai. Yra magija trefna, kuri draudžiama. Kaip ir meditacijos. Yra košerinė meditacija, kabalistinė meditacija. Yra meditacijos su rytietišku tokiu užlenkimu, kaip, pavyzdžiui, indusų ar budistų religijos. Jos yra griežtai draudžiamas. Tai jas atlik nuodėmė. Tai va, tas pats jos su maginiais dalykais. Yra magija nuo Dievo leistina ir magija, kuri kategoriškai uždrausta yra. Labai sunki nuodėmė. Pati kabala, jinai skirstosi į dvi dalis. Pavadinkim taip filosofinę kabalą. Ten daug kalbama apie pasaulio atsiradimą, apie jos sandorą, apie tas jėgas, kurios sukūrė pasaulį, kaip tos jėgos veikia, kaip jos palaiko pasaulį. Nu, tokia filosofinė. Ir yra praktinė kabala. Jinai susijusi, kaip įvairias neregimas jėgas paveikti, padaryti įtaką neregimam pasaulim, neregimom jėgom, jas taip pajudint, kad jų atsakas būtų toks, kad mūsų gyvenime pakreiptų įvykius mums reikalinga linkme. Na, magija tam tikra. Kas yra zgulot? Kabaloj zgulot reiškia. Žodis zgula, daugiskaitoj zgulot, reiškia tam tikras maginės priemonės, kurių pagalba galima gauti kažkokį tai norimą rezultatą. Tai va, zgulot yra būdas žmogui, ką atlikti, ką padaryti, ką pasakyti, kad paveikti dvasinį pasaulį. Paveikti nežinomas ir nematomas paprastam žmogui jėgas. Žydų pranašai, žydų išminčiai jautė ir matė mechanizmą, pagal kurį dirba zgulot. Ir tas mechanizmas veikia ir šiandien. Puikiausiai veikia ir šiandien. Tai va. Zgulot ir apskritai kabala masi turi savo negatyvę pusę. Už tai, pavyzdžiui, kabalistai sako labai atsargiai, per daug neusižaidė, nepulkit ten. Nes žmogus pirmiausia, ai, čia gliaunyta kabala, ten apie Dievą, apie tas, čia, žinai, įdomu, bet o čia buvo paveiksiu, kažko sutvarkysiu, o finansų savo pagerinsiu, o sveikatą išgysiu, o šeimoje santykius padarysiu, o karjerą padarysiu. Čia iškart žmogui pirštai save, taip, ne taip jie lenkėsi, žmogui. A čia yra pavojus tam tikras. A nereikia man ieškoti sprendimą, nereikia stengtis. Žinau užkeikimą, žinau formulę, žinau ką padaryti, kad tokį blogį pašalinti, tokį blogį pritraukti gėrį, viską žinau. Faktiškai tai veda į tam tikrą tinginystę, degradavimą, jo žmogus. Tai kartais tai reikalingas dalykas, bet iš kitos pusės tai... Čia lygiai tas pats, sakykime, labai puikus dalykas, kad žmogus gali gulėti ant lovą, žiūrėti televizorių ar kompiuterį, viską robotai jam padarys. Jis atnešė į burną atidės maistą, pagaminę geriausiai. Galima pasiekti tokį lygį civilizacijų, bet ar tai bus labai gerai? Taigi žmogui reikia judėti. Jis privalo judėti, kitaip viskas jisai. Toks širdis nebedirbs ir taip toliau. Jis turi pats judėti, sportuoti, kažkas stengtis, turi streso kažkokio gauti. Kažkoks gyvenimas, kad būtų. Tai gulėti kaip mėsos kalnas ir viskas už jį padaro robotai. Tai va čia tas irgi tas pats. Jeigu tu visą guločio žinai, tu degraduoti pradėsi. Neišvengiamai. Atbuksi. Užvaldys tinginystė, abejingumas ir savęs nekeisi, savęs netobulinsi. Aplinką patvarkyk, ko tau reikia ir tavęs jo aplinka neskatins tobulėti, veikti, kovoti, stengtis dirbti. Tai čia tame yra zgulot blogis. Apie tą kalbą kabala. Kita problema zgulot gali kelti. Kodėl kelia zgulot problemą? Tai teisingumo išnykimas. Padarei kažką blogo. Neatgailau, nesitaisai. Padarė ir ignoruoji tą blogą, netaisai savęs. Turi ateiti pataisimas per minkštą vietą šiek tiek, ar ne? Kaip priimta. Per minkštą vietą eina įvairia. Pavyzdžiui, gal ten ligos forma, gal ten skausmo, gal ten kažkoks netekties, gal ten finansinių problemų. Įvairia forma. Tu žinai zgulot, tu žinai tas formulas, viskas tu. Vienus du pataisai. Tau tarsi pakenkti negali Dievas su teisingumu. Tu gali darai, ką nori ir tau blogį nuo savęs nuvarysi, pritrauksi gėrį. Šiaip už bausmę iš tavęs atims kažkokį gėrį, teisingai. O tu padarysi, kad vėl grįžtų viskas. Tu žinai tos dalykus. Tai teisingumas griūtų. Va todėl zgulot neveikia 100%. Jis neretai nesipildo. Nes vis dėlto už šito dėsnį tai dėsnį, bet už to stovi Dievas ir žiūri, kaip čia padaryti geriau ir teisingiau. Kartais, kai reikia duoti, suveiks. O kai nereikia, nesuveiks.
Apie tokius dalykus kalba kabala. Tai va. Dabar trumpai apie tuos Zgulot kai kurios metodus, reiškia. 72 Dievo vardai, jų naudojimas. Tai yra ypatingai galingas dalykas. Teisioje prašymas Dievui. Aš, pavyzdžiui, man kažko reikia. Aš nesu labai teisus, sakim, žmogus, ar ne? Bet jeigu už mane paprašys teisusis, kuriam tokiam Dievas neatsako ir gali dėl jo prašymo man padėti. Tai toks dalykas. Apatropėjinės įvairios priemonės gali būti, jie mažai efektyvios, jos talisman, net ten raudonas siūlas, geriausias apatropėjinė priemonė yra Dievo įsakymų laikymas ir teisumas. Bet kartais, kai negali, dar nespėjęs ištaisyti, kartais kai kurios situacijos gali panaudoti kažkokį dalyką. Angelų ir piktųjų dvasių vardų žinojimas. Kaip juos, pavadinkime, užkoduoti, užprogramuoti kažkokiam darbui. Angelus geram darbui, piktasis dvasias blogam darbui, nubausti kažką, kada reikia. Taip. Specialus Tehilim psalmino tekstų paskaitimas, kiek ir kada skaityti kokiu atveju, kad suveiktų. Daug įvairiausių. Tai va, čia apie Zgulot. Dar yra kitas kabaloje metodas Chochma Parcuf, išvertus veido išmintis, įvadinasi. O čia labai įdomus dalykas. Šitas mokymas išdėstytas Zoare. Zoar yra pati svarbiausia kabalos knyga. Tai pagal šitą metodą, atsimenat, kai Mozei Jetras, jo uošvis patarė, sako, tu persiplėši, tu viską darai, viską vienas darai, visus darbus atlieki. Pasidalyk darbą, parink seniūnus, paskirk teisėjus, paskirk šimtininkus, tūkstantininkus, dešimtininkus ir panašiai, paskirstyk savo darbą, paskirk teisėjus regioną, va šitam regione, va šito vietoj šitas teisėjas veiks, o tu jau pačius rimčiausius dalykus, kas jau, kam reikia jau aukštos kompetencijos, tu atliko, o jau kitus dalykus gali ir kiti žmonės. Ir Mozė paklausė Jetro patarimą ir tai padarė. Bet nepasakyta, kaip jis parinko, paskyrė tus. Kabala paaiškino plačiau apie tą dalyką, sako, jis rinko pagal veidą. Veide yra informacija. Taigi, fiziognomija yra tam tikra ir kabalos dalis. Ir jinai vadinasi Chochma Parcuf. Informacija apie žmogų yra įdėta jo veide. Pavyzdžiui, kaktoj, tai net kai galima dažnai hebrajiškas raideles rasti, kurios žymi tarą, tu gali suprasti, kada žmogus kažkokiam dalykė bus beviltiškas, o kada jis padarys kažkokį. Čia daug dalykus. Orientuoti žmonės. Chochma Bina yra kabalistinė knyga ir aprašyta tokių dalykų. Chochma Bina aš pacituosiu, pavyzdžiui. Į ką reikia kreipdėmėsi? Apie žmogų, reiškia, į 6 dalykus reikia kreipti, norint apie žmogų sužinoti kažką. Į 6 dalykus išorinėme žmogaus pavydale. Išvaizdoje. Pagal kurią suprasim to žmogaus išmintingumo laipsnį. Tau reikalinga kažko paskirti ir žinosi, kiek jis kvailas, kiek jis protingas. Aišku, čia reikia laiko, kad sužinotum, pamatytum, kaip jis elgiasi, kaip jis mąsto, greičiau tu gali greit susiorientuoti. Paprasčiausiai. Šitą žydai žino, tie, kurie kabalą žydai užsiminėjo, jų daug tokių yra, jų verslo sandorio nesudarys su bet kuo, už tai jų verslai gana sėkmingi. Pasižiūrėję ir gražiai nusimūlint. Ne, su šito, o šitas, jo, gerai daro. Už tai pas jūs papildomą informaciją turi, kurios neturi paprasti žmonės. Tai va, 6 dalykus reikia klaipti. Plaukus, akis, nosies galiukas, lūpos, šnervės nosies ir delnų linijos. 6 dalykai. Čia apie žmogų sudėtų informaciją. Gali jis būti išmintingas kažkokiuose dalykuose, ten žemiškose dalykuose, buitiniuose, dvasiniuose dalykais, gali būti visiškai bukas, ribotas. Gali toks dalykas būti. Viską šitą išskaityti galima kabalai. Toliau paskaitysiu iš Tikum Zoar 125.2. Pacitata. To, kurio delno linijos ilgos, o pats žmogus aukšto ūgio ir turi ilgas galūnės, jis yra linkęs į teisingumą, moka suvaldyti pyktį ir yra gana gailestingas.
Trumpai, reiškia, jeigu tokį žmogų susiduria, paprasčiausiai, delno linijos jau visos ilgos, reiškia, pats jis yra aukšto ūgio pakankamai ir ilgų galūnių, rankos, kojas ten ilgos, reiškia, jis moka suvaldyti pyktį ir yra gailestingas. Toliau, dar iš Chochma Bina pacituosiu knygos kabalistinės. Tiek geri, tiek blogi poelgiai palieka pėdsakų žmogaus odoje. Suranda linijų, visokių brūkšnelių, taškų atsiranda pavydalų. Taip, toliau, Chochma Bina cituoju. Įvairios linijos delne ir kūne ir net randai keičiasi priklausomai nuo žmogaus darbų. Toliau, žmogaus 10 rankos pirštų ir užkoduota pasaulio sukūrimo paslaptis. Iš Kabalos knygos Chochma Bina. Visa ta sefirotė, viskas čia yra taip surašyta, kiekvienam scenarėlį, visą Kabalą sudėta, čia galima iš to skaityti ir kabalistas galėtų pagal tai pasakot, rodyti ir kalbėti valandas, čia kas čia yra, kur yra cimcumas, kur yra cimcuma lev, kur yra cimcum bet, kur yra keter, kada keter, kaip keter gimdo bina, kaip keter ir bina, štai Chochma, kaip Chochma ir keter gimdo bina ir taip toliau, kodėl Chochma yra aba, a kodėl yra bina ima, ir tau rodys, va čia tas. Čia viską išdėstys. Kad informacija apie žmogų ir jo išminties lygį užrašyta veide kalba ir šventas raštas. Koks nors krikščionis padarys savo vėl kvailą veidą, prieš Bibliją, čia prieš Bibliją, čia Kabala kalba visi dalykus, kurių Biblija. Yra Biblija, skaityti mokykitės. Skaityti reikia mokėti. Aš jau nekalbu, kad net apie originalą, vertimą bent jau perskaityti normaliai. Be, įkišta Jėzaus stabas į galvą ir jis įskaita ir mato per tą, kaip žinot, uždėka arklį žalius sakinius ir jis mato žalią pasaulį. Ir viskas, nes jau turi tos sakinius, jau štampas suformuotas. Atgybęs matai iš aukšto. Ekleziasto 8.1, pažiūrėkim, Saliamonas. Didelis kabalistas. Kas yra toks išmintingas, kad galėtų viską išaiškinti? Iš kur žinot, kas yra išmintingas, kad galėtų viską išaiškinti, ar ne? Tad reikia mums išmintingų žmonių, taip tau sako. Argi žiūrėkit, kur toliau sako. Išmintis nušviečia žmogaus veidą, sušvelnina jo bruožus. Veide bruožuose ieškokit atsakymo. Norit rasti išmintingą žmogų, ne? Išmintis jo veidė ir bruožuose, tam tikri švelnus. Čia jau kitas mokslas, kas yra švelnus, kas yra švelnus bruožai. Čia nėra subjektyvus dalykas, man ta švelnus, o man ta švelnus bruožas. Ne? Čia yra visa sistema, visas mechanizmas. Žiūrėkim, Išėjimo 34-35 netgi. Čia vertime vėlgi mes nematom vieno dalyką, aš jums pasakysiu, kaip originalas kalba. Išėjimo 34 skyrius, 35 eilutė apie Mozės veidą. Izraelio vaikai matė Mozės veidą, kad jis spindėjo ir Mozė užsidėdavo lauktuvą iki tos dienos kalbėti su juo. Originalė kalba gražiau, čia išverčia, tai žinot, pagal prasmę kažkaip bando, pagal prasmę prarandas, nesuprasdamas prasmės pats vertėjas krikščionis. Jis į tą prasmę nugalabė versdamas. Ir nebeperduoda mums. Originalė pasakyta labai įdomiai. Izraelio vaikai matė, kad Mozės veido oda spindėjo, pabrėžia. Jau šiek tiek keičia, ne, situacija. Jau giliau. Jau fizionomika įeina. Spindėja, kada oda spindėja. Aišku, tiek, kiek Mozės gal nespindės nerasim niekur. Mošė Rabeinų niekas nepriliks. Tai yra pats didžiausias pranašų pranašas. Sakykime, bet tam tikras spindėjimo lygis odoj yra pas kiekvieną. Didesnis, mažesnis. Kur labai nespindi, kur vidutinė, kur šiek tiek, kur labiau. Prašiausiai tą gerai įsižiūrėjus galim rasti. Irgi tam yra tam tikri kriterijai. Irgi yra metodika kabalistinė visa. Kaip jau sakau, tai yra ištisas mokslas, Kabala masit dalis, vadinama Chochma Partsuf. Žiūrėkim, 1 Samuelio 16:12. Kodėl čia apie Dovydą taip rašo? Dabar viskas aišku, kam čia reikalingas toks paminėtas dalykas. 1 Samuelio 16:12. Atveda Dovydą, žiūrėkit. Jis pasiuntė ir atvedė, jis buvo raudons skruostis, gražaus veido ir dailios išvaizdos jaunuolis. Kam ten jo tos skruostų spalva reikalinga, ar ne? Žinant Kabalą, žinant Chochma Partsuf, man viskas aišku, suprantama. Ten čia irgi čia valdovo bruožas, paprasčiausiai, kada bus teisingas, geras valdovas, ištikimas Dievui, koks ne. Žiūrima į skruostų spalvą. Yra 4 baziniai veido tipai.
Ir tarp jų yra visa eilė pereinamųjų tų formų. Pereinamųjų tų formų. 4 baziniai veido tipai ir pereinamosios formos. Pagrindinės tos formos yra iš Ezechielio 1 skyriaus. Taip, kur pasirodo vežimas kerubai. Adomo veidas. Čia žmogaus veidas, bet čia Adamo veidas. Ne kiekvieno žmogaus veidas, bet yra veidai panašus į Adomo veidą. Mums reikia žinoti, kaip Adomo. Čia be kabalos mes nežinosim. Šitą kabalą pateikia tą informaciją, kur žmogus panašus į Adomą, kuris iš ankstesnių žmonių genus paveldės, kur iki Adomo gyveno. Adomas net buvo pirmas žmogus, taip. Nes Adomas tik buvo pirmas žmogus panašus į Dievą. Ledomėlė Lion, panašus į aukščiausiai. Tai atsirado žmonių bruožai, kurie turi panašumą į Dievo formą, kurią jis apsireiškia kartais žmonėms. Čia kitas variantas. Tai va, reiškia, kitas panašus į liūtą, kitas panašus į erelį, kitas panašus į jautį. Panašus į erelį. Pailga galva, doli kocefališka galva, taip, skvarbus žvilgsnis, aukšta kakta, ausis netvėpusios, nosis smaila, reališka tokia, smakras ilgas. Toks žmogus yra paprasčiausiai. Čia, pavyzdžiui, Natanas Birbaumas, rašytojas, filosofas, sionizmo pradininkas, vienas žydas, grinai klasikinis, tas yra bruožas. O, čia įdomu. Jie paprastai šitą tipą ateina už labai rimtas nuodėmes, reinkarnuojasi čia gauti. Šito tipo žmonės niekada neturės hebrajiškų tų raidžių ant kaktos. Niekada pas jūs nebūna. Paslėptas. Ieškosi delnuose gali informaciją apie jį rasti. Bet raidžių tų ženklų hebrajiškų nerasi ant kaktos, kaip pas kitus tipus. Paprasčiausiai labai įdomus. Toliau žmogus liūtas. Jis labai gabų žmonės, linkę kovoti revoliucionieriai. Dažniausiai būna. Reiškia, tai yra 4 pagrindiniai tipai. Ir daug pereinamųjų. Žmogus liūtas, žmogus erelis, žmogus jautis, jautis erelis, jautis liūtas, jautis žmogus ir taip toliau. Čia daugybė tų pereinamų. Kiekvienas turi savo charakterį. Tam tikri bendri dalykai jų likimuose. Neišvengiamai. Plati kakta, jeigu žmogaus. Tai reiškia gilaus proto, gabumo, rodo, kad gilaus proto žmogus ir gabus yra paprasčiausiai. Jeigu plokščia kakta yra, tai bukumo, reiškia, požymis. O jeigu plokščia kakta reiškia, ir plokščia ir žema kakta, tai ne tik ribotas žmogus, bet dar garbėtroška ir taip toliau. Daug dalykų iš karto apie žmogų gali pasakyti, kokias jį. Tai va, chochma parcuf išmanimas, kartu jeigu, reiškia, su to magijos žiniom, zgulota, pavyzdžiui, supratimo kartu žinant yra didelė jėga, galinga apsauga. Kabalos masidalis, pačiausiai. Jo, zgulotas irgi, kaip ir šitas. Pavyzdžiui, paprastas dalykas, zgulotva, elementarus dalykas. Žmogus kenčia dėl piktų liežuvių, jį kažkas šmeižia, apkalba ir jam gadina gyvenimą dėl piktų liežuvių. Nebeįmanoma, kitaip sustabdyti negali, reikia kažkaip tą dalyką įspręsti, kitaip gyventi nebegalima. Išgulot, sustabdysi, su kabalos magija leisti, labai paprastai. Reikia turėti medvilnės, grinos medvilnės, ne drabužiai, bet jau grinos nusiskintos tos medvilnės, reiškia. Ir pats turi savo rankom nupinti gana netrumpą siūlą šitos medvilnės. Tada eini į kapines ir ištiesi tą siūlą. Nuo galvos tiesi link kojų per kapą. Reiškia, ištiesi. Ir kiek ten tų liežuvautų yra, žinai, paprasčiausiai tiek mazgelių mažų užrišinto siūlo. Vat, ir palaikai. Reiškia, ir tai suriša liežuvius. Aišku, liežuvautam tiem labai blogų bus, negerų dalykų, aišku, čia reikia jau labai liežuvautas rimtas, kai jau nusprendęs tu nubausti čia, nes turės didelių bėdų. Tai. Bet suriši, įspręsi tą klausimą paprasčiausiai. Kitas, pavyzdžiui, Sefer Rafael kalba apie tokius dalykus. Pavyzdžiui, kada priešas tau kenkia. Kad sumažinti jo jėgą kenkimo reikia 7 kartus ištart hebrajiškai Uriel. Angelo vardą. O 7 kartą ištarus, prie to pridėti žodžius gelbėk mane nuo to ir nuo to.
Netgi jeigu bijai maistus apsinuodyti ar kad tau pakenks tas maistas, bet kažkodėl turi jį suvalgyti dėl vienų ar kitų priežasčių paprasčiausiai. Prieš valgį ištart tik tai vardą Rafaelį. Tai rimta apsauga yra. Netgi yra atskira tokia knyga, Sefer Refuot, ta knyga, reiškia, jinai gana sena knyga, gana kabalistinė knyga. Ją parašė Asafas, ne tas, kur psalmės, ne, čia buvo toksai Bizantijai tuo metu gyveno kabalistų išminčius, reiškia, gydytojas. Asafas ben Berechjech. Ta knyga aptaria ligas, patį gydymą, ligų prevenciją, iš kabalos pusės beje. Prašiausiai, dar rekomenduočiau paskaityti. Kalba apie bendrą formą žmogaus, bendrą gerovę organizmą, apie mankštinimąsi, reguliarumą, koks yra sveikas maitinimas. Taip pat nurodo, kad skirtingais metų mėnesiais, reiškia, remiantis žvaigždynų reiškia, poveikiu, yra atskiros priemonės gydyti, kad ir tą pačią lygą. Vieną mėnesį netiks tie patys vaistai, tos pačios žolės, kuris tai pačiai lygai, kurios jau tiks kitą mėnesį, kitą sezoną. Humoro poveikis sveikatai, iš kabalos pozicijos aptariamas, reiškia, ir taip toliau. Toliau, reiškia, Refuot aptariam, dar yra viena kabala masi dalis, jį vadinasi Chochmajat. Informacijos nuskaitimas iš žmogaus delno, iš rankos. Mūsiškai tai būtų chiromantija. Ir taip pat iš kaktos. Kaip jau sakau, tai nėra burtininkavimas, tai yra košerinis dalykas, chiromantija. Biblija ją leidžia. Paskaitykit Jobo knygą, 37 skyrius, 7 eilutė. Dešinėje rankoje įrašyta informacija apie žmogaus amžių, kiek gyvens, yra užrašyta. Dabar nesakysiu, kaip jie įskaityti, paprasčiausiai, bet dešinėje rankoje jos reikia ieškoti. Jeigu kas nors paims kairės, jūs, oi, ponas gyvensi tiek ir tiek, iš karto vykit lauk, sakyk, šarlatanė tu tą čia. Kairėje rankoje įrašyta informacija apie mūsų visuomeninę padėtį, ką pasieksim ir turtą, kiek turėsim. Viskas užrašyta. Netikit, žiūrėkit, Patarlių 3.16, pasižiūrėkim, paskaitykim. Patarlių knyga, 3 skyrius, 16 eilutė. Net ir Biblijoje tas yra. Patarlių 3.16 kalba. Čia kalba apie išvadą. Dešinėje jos rankoje ilgas amžius, kairėje turtai ir garbė. Dešinė ranka su ilgu amžiu susijus, informacija apie amžių ilgą trumpą, kairėje turtai ir garbė, tokia užuomina yra. Kabalistai sako, kad dar ir kaktoj yra tam tikros linijos, kurios irgi parodo apie žmogaus gyvenimą, jo padėtį, jo